Gaižūnų poligone, Jonavos rajone, Dariaus Girėno apygardos antros rinktinės karys savanoris eilinis Deividas Teresijus žuvo įveikdamas vandens kliūtį. Šiuo metu yra vykdomi keli tyrimai. Visų pirma, mūsų vidinis. Antra, yra vykdomas karo policijos ikiteisminis tyrimas. Reiškiu giliai nuoširdžią užuojautą Dovydo tėvams, artimiesiems, kolegoms, draugams. Smulkesnė informacija apie aplinkybės, priežastis ir panašiai, aš tikiuosi, atskleis turėtų laiku šitie minėti tyrimai ir papildoma informacija žiniasklaidai bus pateikta. Ar tai pirmos jo pratybos, kuriuose jis dalyvavo? Tikrai. O tai čia kaip privalomos tarnybos metu, jam tie metai, ar ne? Ar jis Ne, tai nėra privaloma tarnyba, tai yra savanorio tarnyba. Ir jisai kontraktą buvo sudaręs 3 metams. Tarnavo. Norėtus kiek detalių apie tą vietą, kuri vyko, ten ta kliūtis čia, ežeras, tvenkinys, kaip... Tai yra dirbtinas vandens telkinys, poligono teritorija. Ir jis vienas ėjo į tą tvenkinį, ar tai Ne, buvo visas būrys? tikrai ne vienas, tai yra visas skyrius, tai 8 kariai su būrio vadu. Jie plaukė? Taip. Reikėjo perplaukti, ar ne, ten kažkaip forsavimas perplaukti tiesiog. Taip. Ir tamsu buvo šviesu, kokios aplinkybės ten? Tai buvo apie, sakykime, 19 valandą. Kada šviesu buvo? Tai buvo šviesa. O pratybos buvo vienadienės, ten vienai dienai, ar kelioms ten buvo surinkti kariai? 2 dienų pratybos buvo. 30-31 dienomis buvo suplanuotas, patvirtintas pratybų planas pagal visas reikalavimus ir jie vykdė tas pratybos. Jie plaukė su visa įranga, su kuprinėm, su šalmais ar tiesiog